11:47 ir dabar radio stotyje Geras FM nepaprastai fantastiškas vizualinis, konceptualinis video performances. Taip, griniai. Fantastiškas vizualinis video performances. Visą tą performansą jūs galite matyti mūsų nuostabiajame radio studijos Geras FM puslapyje www.gerasfm.lt. Ir griniai, kas ten yra knopkė tiesioginė transliacija. Taip, video transliacija. Ir griniai, štai kiekvieną dieną prieš 12 valandą, artėjant pietų metui, mes su Nergaudu jums paruošiam kokį nors skanų, gerą ir nuostabų šitągi performansą, taip? Patiekalą. Gastronominis seminaras. Taip, gerbėjai, dabar visi gastronomijos, kulinarijos ir kitų egzotiškų baisybių mėgėjai, žiūrėkite, ką aš dabar darysiu. Tu žinai, šiandieną, Nergaudai, aš paruošiau nuostabų patiekalą, jis vadinasi arbata. Bet tai yra ne bet kokia arbata. Nergaudai, tai yra silkių arbata. Silkių arbata. Taip, tu supranti, turiu bičiulį Vėlių, kuris dalyvauja mano rengiamuose proto mūšiuose ir jo, supranti, komanda, taip ir vadinasi, silkių arbata. Ir aš galvoju, iš kur kilo tas pavadinimas? Kas žmogų inspiravo sukurti tokį nuostabų dalyką, tokį pavadinimą? Ir štai šiandieną aš pasiruošiau, va štai turiu virinto vandens, karšto, jis dar garuoja. Tik ką užviręs vanduo iš specialaus gręžinio. Taip, turiu silkutės ir citrinukės, va štai čia rodau, va. Viskas yra metalinėme bliūdelėje. Taip pat, Nergaudai, kad būtų skalsiau, čia yra moliūgų sėklos. Labai padeda nuo ragų augimo. Kalčio labai daug turi. Tai va, ir taip pat turiu arbatai reikiamo nuostabaus, rafinuotų cukrašvendrių šitokį cukraus. Čia kur Danijoje užauginti. Kur Danijoje. Dabar žiūrėk, imame silkutę ir dedame karštą vandenį. Užplikome karštų vandeniu. Užplikom karštų vandeniu, palauk. Taip, fantastika. Oi, koks kvapas, tai ką. Oi, puikiai. Kas tau? Man šitą Tavo tu kažkaip džiaugsmo taip Džiaugsmo toks atsikosėjimas. Aš dabar kaip pagalvoju, kad man reikės dar visą tai išgerti. Tai palauk, citrinukę bėga taip. Įdedam citrinos, kad geriau pritrauktų. Įberiam žiupsnelį moliūgų sėklų, kad ragai neaugtų. Supranti, žiūrėk, viską užmaišom. Labai gerai. Labai gerai, palauk dabar pragauti. Čia, sakyčiau, gyvybės eleksyras. O, viešpatie, kaip... O cukraus dėsi? Tai aišku dėsiu, silkė, bet cukraus tai yra nesąmonė. Silkė, bet cukraus tai yra nesąmonė. Dabar žiūrėk, 2 šaukštelius cukraus, viską galit matyti. Stebėkit, pasidariau arbatą. Taip. Šlikštesnio patiekalą nesuragavęs. Nu, nieko. Gerai, ko nebūna, suprantikį. Kodėl darbo nepadarysi? Dabar žiūrėk, va štai paprašysime mūsų operatoriaus pritraukti visą tą dalyką. Štai čia silkutė, kaip matote, va štai rausvoji silkių filė. Turim citrinukę. Čia firminis lietuviškas patiekalas. Čia turi būti įtraukta į Seimo ir vyriausybės valgyklų meniu. Ir tik tuo turi būti maitinami. Jo. Taip. Nu dabar ką, žiūrėk, pasidarėm, reiškia, arbatikę. Nu dabar, Nergaudai, tu turi paragauti pirmas. Ne, man iš vis nesiūlyk. Aš asistentų dirbu. Tu turi paragauti, Ne, jūs labai klystat, aš dėl tavęs paruošiau, čia tau dariau, žinok. Jūs klystat. Tu manai, kad čia aš tik sau darau tokius skanius dalykus? Ne, jūs užšau, čia jūs ir valgykit. Kaip sakai, aš... Jūs užšau, jūs ir valgykit. Man moka pinigus už tai. Nu gerai, palauk, dabar... Ne, taigi čia tau toks, hobis. Nu, va, matai? O tu sakei, o tu sakei, kad čia prastai. Taigi čia stroškinta silkė. Stroškinta cukruje silkė. Aš sakau. Nu ką, brangieji. Gal tik pats vaizdas, žinai, gal tik pats, kaip ingredientų nesuderinamumas kelia, reiškės, tualeto priartėjimą prie žmogaus. Jūs suprantate, bet šiaip, žinok, valgyti galima. Sriubytė gavosi. Puiku. Labai gerai. Skanaus. Geras FM reklama. Uždaroji akcinė bendrovė Soterus, teikianti visas darbų saugos paslaugas, kviečia įmonių vadovus, asmenis atsakingus už darbų saugą, darbų saugos specialistus.